Šimaitė kviečia kalbėtis. Holokausto ir žydų kultūros Lietuvoje studijų centras Atminties namai 2001 metais pakvietė moksleivius dalyvauti konkurse Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai. Paskui išleistoje knygoje, tarp publikuojamų daugiau kaip 30 atrinktų vertingiausių darbų, ir akmeniškės Indrės Dašiuraitės rašinys Akmenės žydai. 2011 metais Akmenės gimnazijos moksleiviai užfiksavo žydų kapinių epitafijas. Macevos savanoriai išvertė iš hebrajų kalbos į anglų kalbą, o gimnazistai į lietuvių kalbą. Už rašinį apie pasaulio tautų teisuolę Oną Šimaitę pelnė ne tik konkurso prizų, bet ir Karlo Plagės premiją, kurią gimnazistams įteikė karininko dukterėčia profesorė Marijanė Vrobel. Dar vaikystėje iš Akmenės išėjusi Ona Šimaitė vėl sugrįžo. Tarsi pakviesta tęstinį projektą Šalom Akmenę moderuojančių Dianos ir Marijaus Lopaičių. 2019 Liepą Akmenės miesto bibliotekai suteiktas Onos Šimaitės vardas. Vilniaus universiteto bibliotekininkės kataloguotojos, žydų laiškų, dokumentų, gyvybių gelbėtojos. Jai vienai pirmųjų 1966 kovo 15 dieną suteiktas pasaulio tautų teisuolės vardas. Ir vėl pagal ją nuo 2023 metų kovo 15 įstatymiškai įtvirtinta kaip Lietuvos žydų gelbėtojų diena. Ona Šimaitė tarsi už visus kitus 924 žinomus ir gal daugiau nežinomų žmonių, kurie turėjo tik akimirką apsispręsti tarp gyvybės ir mirties, kad patvirtintų garbingą elgesį. Jog Lietuva yra antroje vietoje pasaulyje po Nyderlandų pagal asmenis, kuriems suteiktas toks statusas. Tylioji humanistė neturi net amžino poilsio vietos Paryžiuje ar jo priemestyje, kur tyliai nurimo jo širdis, bet liko sakinys. Nėra to mažo, kuris nepadarytų didelio darbo. Dianos ir Marijos Lopaičių iniciatyva kasmet rugpjūčio pradžioje nuo 2020 rudens perskaitomi Akmenėje, Klykoliuose, Montartiškėse, Vegeriuose gyvenusių ir 1941 metų vasarą Mažeikiuose nužudytų žydų vardai. Organizuojamos stovyklos, koncertai, supažindinantis su žydų kultūros palikimu ir bendruomenėmis. Litvakų sode Plateliuose jau auga obelis ir keli obuoliukai. Arūno Ostrauskio iniciatyva suorganizuotos ekspedicijos Vegeriuose, atkasti sinagogos pamatų fragmentai, įrengtas stendas, pastatyta sienelė, primenanti Akmenėje veikusių medinių sinagogų vietą. Tikimasi, kad greta laiptų į Onos Šimaitės biblioteką prisės 7 metų mergaitė. Jos skulptūrą kuria menininkas Stanislovas Adomaitis. Kaip kitaip? Jei Ona Šimaitė gimė 1894 metų žiemą Akmenėje ir buvo pakrikštyta kunigo Kazimiero Pakalniškio, tada dar senojoje medinėje bažnyčioje. Jos tėvas Akmenės valsčiaus Dabikinės bendrijos valstietis Kazimieras Šimas, o motina Ona iš Dovetų. Akmenė jos atminti visiesis su geraširdžiu motinos tėvu Daujotu, kurio namuose prabėgo vaikystės metai iki išvažiavimo mokytis pas tėvus į Rygą. Ilga humanistės odisėja. Akmenė, Ryga, Maskva, Kaunas, Vilnius, Dachau, Paryžius. Tebesitęsianti žmogiškumo, kultūros, bendravimo gija. Jos daugybės laiškų tyrinėtoja, lietuvių kilmės kanadietė rašytoja Julija Šukys savo knygoje Epistolofilija
pajuto bibliotekininkės iš pašaukimo sielą. Tai todėl jos vaikystės metus Akmenėje įamžinanti mergaitė prisės šalia laiptų į biblioteką. Tai todėl pasakosimės, kaip Antrojo pasaulinio karo metais ji nepabūgo gelbėti žmonių ir kultūros vertybių. Jau po karo jos siunčiamos knygos, kopijos, laiškai įveikė geležinę uždangą. O skaitytojos nuovoką ne tik išgelbėjo Abraomo Sukeverio eilėraščius, Grigorijaus Šuro dienoraštį, bet ir paskatino nenustoti rašyti Icchoką Merą. Tad ir dabar, ir vėliau vaizduotės akimis, palydėkime Dabikinės pakrantėmis traksinčią mergaitę. Gal ji prisės ant liepto, ar vėl užkas pakrantės smėlyje tai, ką būtina išsaugoti kitoms kartoms. Akmenės bendruomeniai labai daug aktyvių žmonių, kurie įsijungia į žydų kultūros prikėlimo Akmenėje projektus ir mes iš tikrųjų judam su šito Šimaitės atminimo projektu jau nuo balandžio mėnesio. Buvo labai daug susitikimų, kalbėtasi, diskutuota dėl pačios idėjos ir smagu, kad mūsų kraštietis Stasys Adomaitis pasiryžo įgyvendinti mūsų idėjas, bet dar labiau svarbu yra, kad prisijungė visa eilė akademinės bendruomenės, būtent Vilniaus dailės akademijos Telšių filialo profesoriai Ramūnas Banys ir Osvaldas Neniškis, kurie konsultuoja ir padeda mums visais susijusiais su skulptūros įgyvendinimo klausimais. Tad iš tikrųjų šitas mūsų idėja bendruomenės bus įgyvendinta dar iki kitų metų vidurio. Tai bus ta vieta, šalia kurios galės skaityti Suckeverį ir Merą, kalbėti apie holokaustą, humanizmą ir žmogiškumą, pasakoti apie bibliotekystę, norą tobulėti, mokytis, saugoti ir išsaugoti. Antro pasaulinio karo metais buvo nužudyta beveik 200 000 žydų. Nežinau, kiek buvo žudikų, tas skaičius kažkodėl tai neįvardinamas. Ir žinau, kad buvo beveik 1000 pasaulio tautų teisuolių, kuriems tas vardas suteiktas už žydų gelbėjimą Antro pasaulinio karo metais, kada jie rizikavo savo ir savo šeimų gyvybę. Viena šviesiausių buvo Ona Šimaitė, akmeniškė, kurios vardas tapo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje dėl tos misijos, kurią jinai vykdė. Paminklo atsiradimas Onai Šimaitei būtų ženklas visai Lietuvai, kad tokių paminklų turi būti tiek, kiek mes turime pasaulio tautų teisuolių.